Pagaliau į mūsų kiemus atkeliavo ilgai laukti vasariški orai. Todėl dabar daugiau laiko praleisime balkonuose, terasose ir lauke. Kaip atsinaujinti, kaip pasirinkti baldus, kaip keičiasi tendencijos, mums patars salonų Vibzon vadovas Vidmantas Bacys, kuris teigia, kad lauko baldai labai supanašėjo į vidaus baldus, o gamintojai bei dizaineriai sukuria vis daugiau dar stilingesnių ir funkcionalesnių sprendimų. Dabar kiemo baldai jau pasidarė tikrai labai plati įvairovė. Jeigu seniau buvo ypatingai populiarūs galbūt mediniai vienu metu, paskui atsirado poliuretano tos vytelės, tai dabar baldų pasirinkimas yra tikrai labai platus ir galima įsirinkti ir pačią medžiagiškumą, ir ten gali būti ir spalvų jau pasirinkimas daug drąsesnis negu kad būdavo anksčiau. Tikrai dabar žmonės jau nebebijo eksperimentuoti, pasirinkdami ir, tarkim, ir gėlėtus galbūt net audinius su raštais įvairiais. Gamintojai naudoja dabar tokius, galbūt, sakykime, šiuolaikiškas medžiagas, kurios nebijo nei saulės spindulių. Tai vat grįžtam prie to, kad renkantis lauko baldus labai svarbu pačios medžiagos, iš kurių pagaminti. Tie baldai turi būti ilgaamžiai, patogus. Pasak Vidmanto Bacio, dar svarbu įvertinti, kaip baldai apsaugoti nuo drėgmės, taip pat ir nuo šalčio. Ar ilgainiui baldų nepalies korozija. Taigi svarbu įvertinti ir techninius parametrus, ir kartu pasirinkti pagal dizainą. Štai keletas variantų. Čia mes matom vokiečių gamintojo Stern komplektą, kuris yra tikrai toksai, sakykime, moderniai atrodantis. Matot, pagalvės labai storos. Paminėsiu, kad pagalvės pagamintos iš labai kokybiško Rohleder firmos vokiečių kompanijos audinio. Tai jisai tikrai nesugeria visokių dėmių, labai lengvai valosi, net nereikia kažkokių papildomai priemonių, tiesiog vandeniu iš karto galima išvalyti ir vyno, ir maisto dėmes, ir pakankamai minkštas, komfortiškas sėdėjimai. Staliukai turi natūralios keramikos stalviršius ir galim tada ir karštą dėti, nesaugot jo ir nebijo nei šalčio, nei lietaus ir tikrai gražiai atrodo. Čia mes matom medinį komplektą, pagamintą iš tiko medienos, bet kaip matot, mediena yra labai kokybiškai apsaugota, padengta ir tarkim tas, kas ieško natūralumo, tai tas komplektas tikrai puikiai ir nesunkiai prižiūrimas, ilgai tarnaus jūsų terasai. Kaip ir daugumos baldų, pagalvėlės yra nusegamas, yra užtrauktukas, mes galim nuimti uždangalą, jį galime išsiskalbti. Čia mes matom vieną populiariausių mūsų Jet ir Kebon gaminių, tai yra Bonitos komplektas, kuris visų pirma, tai aš išskirčiau jos spalvą, tai yra tikrai žmonės dabar jau renkasi dažnai tokias šviesias, jinai vadinasi kopos spalva. Dar pas mus vyrauja tos pilkos, tai mes turim tą patį komplektą ir antracito spalvos, tai čia aliuminio rėmas ir yra ta virvė. Daugeliam kyla klausimų, kad jinai galbūt kaip ją prižiūrėti labai paprasta. Jinai tikrai yra atspari ir drėgmei, dulkės galima tiesiog su aukšto slėgio plovikliu plauti ir priežiūra labai nesudėtinga. Ir vėlgi pagalvėlės, kaip matot, irgi su tais užtrauktukais, čia dar matom ir tinklelis, būtent susikaupus tai drėgmei, kad išeitų, ir tas baldas gali stovėti jau net ir nedengtoj terasui. Prie daugelio lauko baldų komplektų galima derinti ir pietų stalą, taip susikurti pietų zoną savo kieme. O dabar vienas iš reguliuojamų, komfortiškų poilsiui skirtų gultų. Čia mes matom to pačio Bullfrog design gamintojo, tai gultas, kuris irgi pakankamai modernus, tai visų pirma mes turim, jisai besisuka aplink ir mes jeigu pasuksim taip, čia atsiranda stalelis, kai to stalelio nereikia, galim pasukti, lygiai taip pat kaip daugelį vidaus baldų yra daug lankstų pagalba, mes galime susiformuoti, tarkim, įvairią, kaip krėslas, lygiai taip pat kojų atsilenkia dalis ir galima, aišku, visiškai įsitiesti, kad jisai taptų kaip gultas, Ir čia, tarkim, tada galima, jeigu neturim pagalvėlės po ranka, tai pasilenkiam kaip pagalvėlę. Pasak salonų Vibzon vadovo, daugeliui baldų galima rinkti spalvas, komplektacijas ar priedus ir susikurti komfortišką ir jaukią aplinką savo kieme.